Dabar jūs turbūt stebėt politikas virsmą 180 ir dar 180 laipsnių kampu. Ir dar trečia, kad 180 laipsnių kampu. Ta, kad tik tai mes pasakydam, dar keli radikaliausi vatlikai, dabar kalba Amerikos vyriausybė, prezidentas, viceprezidentas, nacionalinės žvalgybos vadovė ir taip toliau, ir taip toliau, užsienio reikalų sekretorius. Pavyzdžiui, kas čia atsitiko dabar. Kartais žmonės gali pagalvoti, kad čia Trumpas toksai tai darys, jisai jo kita bus respublikonų politika. Nei Trumpas, nei respublikonai nėra tokios politikos, nėra prorusiški. Ir niekada nebuvo. Respublikonai buvo Rusijos atžvilgių vanagai dar didesni negu demokratai. Visai neseniai. Trumpas taip pat Rusijos atžvilgių buvo vanagas. Prisiminkime jo pirmą kadenciją. Tai buvo prezidentas, kuris istorijai daugiausia sankcijų Rusijai davęs yra. Ne Obama, ne Bušas ir net ne Reiganas Tarybų sąjungai. Sankcijų davė daugiau, o būtent Donaldas Trumpas. Kas čia dabar atsitiko? Atsitiko labai paprastas dalykas, apie ką mes ir kalbėjom. Vakarai nuoširdžiai, tikrai nuoširdžiai, kaip ir Hitleris nuoširdžiai, kaip ir Napoleonas nuoširdžiai, vakarai nuoširdžiai tikėjosi, kad, gal iki metų laikotarpį jie Rusijai suduos strateginį pralaimėjimą Ukrainai. Ukrainos teritorijų Ukrainos rankam, vakarai sutriuškins Rusijos kariuomenę. Štai kas buvo manoma. Tai bus Rusija priversta nusileisti vakaram dėl Arkties ir dėl kitų dalykų. Reiškia, jie galvoja, kad jie iš tikrųjų manė, kad Rusijos ekonomika labai silpna. Jūs pasižiūrėkit, atsiverskit visas prognozes, kokias buvo iki operacijos. Rusijos ekonomika 52% iš angliavandenilių resursų pardavinėjimo tik tai stovi. Uždaryk šitą kranelį Rusijai, viskas, grius ekonomika. Nes jeigu parduos Kinija ir Indija, taigi tie 3-4 kartus pigiau perka, tai Rusija neištems. Pasirodo, tai buvo mitas, Rusijos ekonomika labai stipri. Jeigu ant angliavandenilių prekybos būtų pastatyta, jį būtų griuvusi ta ekonomika. Jį pasirodo turi savo pramonę, savo gamybą, mums pavydėti reikia tik tai. Turi savo atsargas, valiutos, aukso sukaupę. Superinį jie laikėsi. Valstybė buvo pastatyta labai stipriai Rusijos. Ir dabar mes matom, kad Rusijos ekonomika net nesiruošia griūti. Augimas, pažiūrėkit, 3,6-4%. Nei viena vakarų valstybė neauga, tik Kinija auga daugiau negu Rusija. Daugiausia auga JAV 2,4%. Vokietija 0,9 recesija į minusą eina. Didžioji Britanija, Prancūzija 0,2 pliusas. O Rusija 3,6. Įsivaizduojat, kokie tempai. Čia sankcijos gavosi. Didžiausias istorijos sankcijos. Didžiausias istorijos sankcijos. Niekada Rusija tokių sankcijų nėra. Net Tarybų sąjungos laikais. Žiūrėk. Nepavyksta. Jie tikėjosi, kad vakarų, kaip jie buvo sakoma, pasižiūrėkit, vakarietiška artilerija, haubicas, patrankas, rusų patrankos 20 km, vakarų 30-40. Jie negalės net priartėti. Jie tik išreikiuoja savo patrankas, vakarų artileriją ukrainiečių rankomis nušluoja rusus ir eina toliau. Rusai bus sutriušę. Pasirodė mitas. Šita vakarų technika į tą lygį Rusijai, o kadangi Rusija kiekius turi didesnius, ir dabar žiūrim, krašto apsaugos ministrė, Šakalienės rypavimas Delfyje, važiausiai Rusijos kariuomenė 3 kartus stipresnė negu specoperacijos pradžioj, jį vadina karo pradžioj. 3 kartus, tai žiūrėk, perpus padidėja per metus. Dar metai, dar perpus, tai dar po 6 metų bus 6 kartų, po 10 metų tai 10 kartų. Ir dėl kokį tai prasidėtas reiksmas, kad va toj Rusijai puls. Nes dabar jos pajėgumas jau lenkia NATO labai smarkiai. Pajungia savo visą karinį pramoninį kompleksą. Ir pamatė, kad NATO negali net pasivyti. Pradėjo, iš karto jam paranoja, jeigu priešininkas jaučiasi, kad jis pajėgesnis ir gali įveikti. Ir duos smūgį, aišku. Kodėl neduoti, jeigu tu gali įveikti? Ir šitą paniką pas mus visose vakaruose reikia, tuoj Rusai puls. Taigi, pasirodė mitas, kad kariuomenį Rusijos nesutriuškinsi. Ukraina nelaimės, paaiškėja. Gali toliau. Dabar Trumpas paveldi Bideną šitą sukurtą problemą ir ką jam dabar daryti? Jam reikia spręsti kažkaip šitą bėdą. Jisai puikiai supranta, tęsi toliau finansavimą, tiekimą ginklų, gerai, dar metus, 1,5, maksimum 2, tęsi vis tiek Ukraina pralaimės. Markas Rubija, valstybės sekretorius, kitaip tariant, užsienio reikalų ministras, Amerikos valstybė pasakė, ir ginklų ir pinigų užteks Ukrainai, mes rasim. Ukrainiečiai baigėsi. Štai kur problema. Taigi aišku, kad Ukraina pralaimėjo šitą karą. Gaunasi, kad Trumpas ir Trump administracija šitą karą kaip ir pralaimėtai. Jam nereikia šito herojus, Trumpui, šitos problemos. Ir jis turi šitos bėdos vartytis.
Jis priverstas kažką daryti. Bet dar senovės romėnai sakė, jeigu tu negali įveikti priešo, priešas tavęs stipresnis, tai pabandyk su juo susidraugauti. Paskutinis variantas. Staigiai, kol dar nepaskelbtas visiškas pralaimėjimas vakarų Ukrainai, pabandykim susitaikyti. Ir ką? Ir jis, kaip jis taikosi, gyrė Rusiją, gyrė Putiną, kaltina Zelenskį ir Ukrainą, ir Europą, sąjungą. Dėrėsimės, bet dėrėsimės tik su Putinu, Ukraina ir Europos Sąjunga eina vėliau. Europą reikia tai karas Europai. Nusispėlkime. Jūs ne politinė jėga, jūs nesat globali jėga, kad jūs čia sėdėtumėt. Sėdi dvi globalios valstybės, strateginės galybės, Amerika ir Rusija, ir derasi. Ir Trumpas kaltina gyvatę, tas Bidenas sakė, prašau, rusai seniai siūlė dar prieš specoperaciją, sėdam ir deramės dėl NATO pasitraukimo į 97 metų ribas. Ir Trumpas kalba, kad jisai ne prieš kariuomenę atvesti 97. Jūs matėte turbūt šitos pareiškimus ir koks klinksmas dabar yra. Jisai išves kariuomenę, tame tarpe galbūt iš Baltijos valstybių, iš šitų Europos. Jūs suprantat, ką yra. Dabar žiūrėkit vos dalykas, kad Trumpai susitaikyt su Rusija, ir čia taip žodžiu neišeitų, kad čia jis pralaimėjo Trumpas. Ar čia natūraliai jisai susitarė su Rusija, reikia kažką gauti, dar tos Ukrainos resursus pasimti, 500 milijardų būtinai išspaustų. Ten 200 davė, 500 pasiemam, tokia matematika vakarietiška. Reikia su Rusija susitarti. Ne taip paprasta su Rusija susitarti. A ko Rusas turi tarti, jis laimė. Jis daužo. Jų kariuomenė stiprėja, nieko jie nepadarysi. Vakarai parodė per 3 metus, nepajėgus Rusiją sutvarkyti. Rusija darys, ką nori, tuose pačiuose vakaruose. Reikalingas keptas kalakutas geras, dovanėlė Putinui, kad jį kažkaip pamaloninti ir susitarti, kad jau susidraugauti. Kokia ta galėtų būti dovanėlė? Aš sakau, minimum Ukraina atiduota Rusijai. Minimum. Bet žinant rusų poziciją, jų netenkins toks variantas. Kodėl gali tenkinti, kai jie ir taip ją tą Ukrainą paims? Iš pradžių buvo siūlę tas teritorijas, kur Rusija jau užėmus yra. Tai koks čia prizas? Taip jas turi. Netiduos. Koks čia prizas? Tada galbūt atiduos daugiau. Gal tada Ukraina atiduos? Ne. Gali būti tas variantas, imkit buvusią Tarybų sąjungos teritoriją ir atsikūrinėkit savo sąjungą. O rytų Europą padarom neutralią. O va šita morka, šitas keptas kalakutas jau gali Rusijai, bet ko dar reikia? Trumpas visą laiką jis strategas, jisai biznį darydamas, jisai ne vieną, bet 2-3 tikslus turi. Antras tikslas, ką Rusija paraleliai vykdama karą daro. O daro tokį labai įdomų dalyką. Jinai stiprina BRICS-ą, organizaciją. Jeigu iki specoperacijos buvo tik 5, dabar 10 ir dar 42 pareiškimai paduoti. Laukia įstoti jie. Ir kuo labiau Rusija laimi, tuo tų pareiškimų daugiau atsiranda. Tai reiškia, jau dabar BRICS priklauso 4 milijardai, pasaulyje gal 8 milijardai gyventojų, 4 milijardai BRICS. Jeigu jie atsisakys dolerio, tai smūgis Amerikai į paširdžius mirtinas, nežinau kaip jie atsikels. Jeigu dar milijardą kokį priims, žodžiu viskas. Suprantat, kas gaunasi. Jei reikia kaip nors Rusijos, kad Rusija to BRICS-o nebekurtų, o dar planas yra Kiniją sustabdyti. Nes kažkada iš tikrųjų Jungtinės Amerikos valstijos buvo supergalybė. Po antrojo pasaulinio karo buvo 52% ekonomikos pasaulio Amerika. Viena. Kada byrėjo Tarybų sąjunga ir dar 2001 metais eina Putinas į valdžią, Amerika buvo 40% pasaulio ekonomikos. Supergalybė, kaip sakėme, viena valstybė, 40% pasaulio ekonomikos. Bet dabar jau jos ekonomika leidžiasi, kitos valstybės kyla ir dabar Amerika tik 15% pasaulio ekonomikos, palyginimui Kinija 19% ir tas atotrukis kasmet didėja. Jau laukti nebegali Amerika, viskas, jie bus įstumta. Padarys naują valiutą, ar juanį kokį, ar kokį BRICS-ą sugalvos naują pinigą. Kad ir nacionaliniam valiutam tarp savęs atsiskaitys 4 milijardai pasaulio gyventojų dolerių šiandien prie ko. Tai tragedija.
Reikia kaip nors Rusija pasakė, kad baigtų su to BRICS, su Kinija, draugaukim mes tradicionalistinių vertybių, tu Putinai nekenti gėjų ir aš nemėgstu jūs svoločių, jo mes už tradicinės vertybės, tokios senos, tokios orientacijos žmonės, jo šitą, atsikurk Tarybų sąjungą, taip, tu paremsi man Grenlandiją, kai reikės iš tų prakaitų danų nugręžti. Taip, va tokia yra situacija vyksta. Taigi, TSRS atkūrimas, sąjungos atkūrimas realesnis kaip niekada realus. Štai ką daro Trumpas, štai kokia vyksta politinės. Ką mes iš pradžių sakėm, atrodė kaip turbūt, nežinau, kaip religija, tikėjimas kažkokia reikšta dogma, kurią tu niekada nepatikrinsi, ar ne? Pašiausiai dabar viskas, žodis tampa kūnu, ką mes ir sakėm. Ir apsigyvena tarp mūsų. Aišku, Europa klyksme, nes Europa nebėra joks žaidėjas pasaulyje. Kada mes stojam į Europos Sąjungą, tipo stojam, sakau, už to skalbimą mirtelių salų, Europos bendra ekonomika buvo tokia pati kaip ir Jungtinių Amerikos valstijų. Šiandien Europos Sąjungos bendra ekonomika yra 2 kartus mažesnė negu JAV per tą laiką. Ir viskas, jau nebe globalų žaidėjas, net visa Europos Sąjunga. Ir ten pasispardys, pažvygaus, oi mes patys kariuomenę siūsim, mes patys padėsim Ukrainai, realiai jie nepajėgus padėti. Absoliučiai nepajėgus padėti. Jie neturi nei kariuomenės pakankamai, nei ginkluotės, nei tolimo nuotolio raketų pakankamai, jie negali kariauti. Be Amerikos viskas, už tai čia toks atliksmas yra. Tai nežinau, kaip čia pavyks susitarti, kaip čia kas, bet gali geruoju būti. Jeigu geruoju nebus, bus bloguoju, šiek tiek užsitęs porą metelių, trejetą daugiau, bet vis tiek Rusija savo tikslus pasieks. Kaip Rusija sakė, į 97 metų sienos prieš operaciją. Tai bus techninis karinis atsakymas, jūs gailėsitės. Tai reiškia, net ne tik Ukrainos pasimsim, bet mes pakeisime vakaruose, naujas ateis valdžios. Ir ką daro? Per šitos 3 metus laiko, pažiūrėkit, Vengrijai kokia valdžia? Slovakijai kokia valdžia? Austrijai kokia valdžia? Vokietijai kas planuoja ateiti valdžią? Kokia populiariausia partija? Ir kas įdomiausia, Amerikai pakeisti valdžią į atitinkamą. Jūs suprantat, pavyzdžiui, nacionalinės žvalgybos agentūros vadovė, tai antra po CŽV yra žvalgyba Amerikai pagal įtaką. Vadovė tampa Tulsi Gabbard. Moteriškė, kuri, profesorius Vaitkus turėtų dar tik pasimokyti iš jos prorusiškumą. Ji ne tik prorusiška, ji topilina už Bašarą al-Asadą, už Siriją. Jūs suprantat? Ukrainai buvo paskelbta persona non grata, jai buvo draudimas įvažiuoti į šalį. Ukrainos. Dabar šitas žmogus tampa nacionalinės žvalgybos agentūros vadovas, kuri visą žvalgybą užsienį kontroliuoja. Aš žinau, kad užsienio žvalgyba, Amerikos užsienio žvalgyba valdo labai daug šalių ir politikas keičia ir taip toliau. Neoficiali, bet jau tapusi oficiali informacija, Zelenskiui bėk į Prancūziją. Ten turbūt tavęs neišduos Prancūziją. Iš Amerikos. Kitur tai mes nesakome, nes tavęs netiduosim rusam į teismą. Prancūzija bėk, tai ten netiduos. Pas mus atbėgsim, mes aišku parduosim kažkiek, tai išsiderėsim iš Rusijos, duodam Zelenskiui, tu mums kažką. Išteklių kažkiek tai. Iš Ukrainos, aišku, išteklių. Štai kokia situacija, tai štai kas vyksta. Taip pat tie dalykai, apie kuriuos mes šnekėjome, tai atrodė kažkaip tai nerealu, kad, matot, viskas pildosi. O juk šitą mes išskaitėm. Kokioj knygoje? Negalius neduos meluoti, prieš 15 metų mes iš tos dalykus kalbėjome. Dar prieš pats operaciją kalbėjom. Operacijos pradžioje kalbėjom šitos dalykus apie TSRS ir taip toliau atsikūrimus. Prašiausiai. Stebim, nusiperkam popkorną, valgom, žiūrim toliau. Bus labai įdomu.